Koks pagrindinis skirtumas yra tarp garo izoliacinės ir difuzinės plėvelės? Manau, pagrindinis skirtumas jau yra pavadinime. Garo izoliacinė membrana nepraleidžia garo. Tai jinai reiškia, gali būti naudojama tik tai pastato konstrukcijos viduje. O difuzinė jinai išleidžia garus. Bet aš gal vieną tokį labai didelį akcentą uždėsiu apie difuzinę membraną, ar ne? Ir čia labai yra akcentas lietuviškai rinkai. Mes šiai dienai projektuojam, statom A++, A+ namus, ar ne, sakykime, ir juose mes naudojame labai storą apšiltimo sluoksnį. Tai mūsų atveju, lietuviško atveju, difuzinė membrana mums iš esmės pirmiausia turi apsaugoti nuo vėjo, kad vėjas oro tarpe patekęs vėjas, jisai neišsiurbtų šilumos iš izoliacijos, kurią mes sumontavom. Ir antras dalykas, kad difuzinė membrana nepraleistų vandens. O tik tai tada trečioje ir ketvirtoje vietoje yra difuzija mums svarbi. Nes vis dėlto mums yra svarbiausia vėjo neįleidimas ir vandens neįleidimas. Tai va čia yra tokie niuansai būtent dėl mūsų konstrukcijų tipų. O skirtumas, kaip ir minėjau, pagrindinis jau pavadinime, arba difuzija išleidžia, arba garą uždaro. Tai difuzinė visada išoriai būna, garo izoliacinė viduje, ar ne? Būtų labai gerai, kad taip vyktų. O kaip būna? Būna visko. Aš nežinau, mes pradėjom tą visą diskusiją, ar ne, ką aš veikiu, kodėl aš edukuoju žmonės. Tai aš turėjęs tokių įvykių, kai nuvykus į objektą, tu randi difuzinę membraną sudėtą viduje. Ir skundus, kad vata yra visiškai šlapia ir kad gaminys neveikia, nors tai yra difuzinė membrana sudėta vietoj garo izoliacijos. Ir sudėjimas tiesiog yra padarytas paprastas. Kažkas girdėjęs mitą, kuris yra neteisingas, kad jeigu difuzinė membrana apverti į kitą pusę, jinai tampa garo izoliacija. Tai fizikos neapgausi, difuzinė membrana visomis kryptimis jinai veikia lygiai taip pat, vartytų ją kaip nori, ta prasme, ir nieko neatsitiks. Tai nereikėtų difuzinės membranos viduje naudoti. Jokių būdų. Čia va geras klausimas. Tikrai, netgi neseniai visai mačiau Facebook'o postą vieną. Kažkoks žmogus nusipirko, bet ne taivėkų plėvelę, bet kitokią, ten trisluoksnę plėvelę. Ir jisai uždėjo kitą pusę. Nu, uždėjo ant stogo, bet kitą pusę, žinai. Būna. Ir matau, ten kokį keliasdešimt komentarų, koks tas meistras yra blogas. Bet iš principų, ar galima kitą pusę uždėti, ar negalima kitą pusę uždėti difuzinę plėvelę? Ar bus kažkoks skirtumas? Jeigu kalbant iš fizikos pusės, ar garas praeis, taip jisai praeis abiemis pusėmis lygiai taip pat. Bet čia yra svarbus niuansas. Statyboje aš nesu matęs, kad yra sudedama difuzinė membrana ir stogo danga sudedama sekančią dieną arba tą pačią dieną. Dažniausiai tai vyksta po 3, 4, 5 savaičių, kartais po 3 mėnesių. Ir va šitoj vietoje yra svarbus niuansas. Tu paminėjai apie daugiasluoksnę membraną, aš nežinau, kas jinai per vieną, aš to Facebook'o posto nemačiau, negaliu dokumentuoti, bet reikia atsiminti, kad daugiasluoksnės membranos dažniausiai UV stabilumą turi tik iš vienos pusės. Tai reiškia, jeigu tu ją apverti, difuzija vyks, viskas tvarkoj, bet jinai nėra atspari UV. Ar jinai yra atspari, jau reikėtų žiūrėti į prekinį ženklą, į dokumentaciją ir kitus dalykus, klausti gamyklos, tai čia yra toks niuansas. Taiveko atveju tu vartyk ją kaip nori, nes taiveko atveju tiesiog taivekas yra viduje savyje, jau turi UV stabilizatorius, tai reiškia, jis yra pilnai UV stabilus. Tai va, tai taiveku, jeigu taip nutiktų, kad statybininkas, sakykime, netyčia apverstų į kitą pusę, aš šiek tiek liūdėčiau, nes prekinis ženklas nesimatytų, tai man būtų liūdna. Tai čia toks aišku juokas, bet statybininkas ar namo savininkas jis tiesiog nieko blogo nepatirtų, nes taivekas yra pilnai UV stabilizuotas. Jeigu tai būtų daugiasluoksnė, jau reikėtų žiūrėti daugiau niuansų. Dabar, šiaip turbūt pagrindinė taisyklė yra, kad užrašas žiūrėtų į žmogų, taip? Reikia labai pasistengti, kad nesimatytų raidžių, ar ne? Nes tiesiog rulonai taip yra visų gamintojų padaryti taip, kad jau išvyniojant juos ir montuojant, tu visą laiką matysi logotipus į viršų. Tai va, tai jeigu nesimato logotipų, tai pirmas klausimas, ar ten jie iš viso buvo. Ir antras dalykas, jeigu jų nesimato, tai reiškia, kad kažkaip buvo apversta membrana ir tada, jeigu tai nėra taivekas, tada reikėtų jų perdėti ją. Bet jeigu greitai, ta prasme, išvyniojus, vieną dieną išvyniojus, sukali po 2 dienų deda dangą, tai turbūt nebus jokių bėdų. Ar bus? Ne, tai ar geriau perdėti vis tiek? Ne, to nebus, bet aš nesu, pasikartosiu, matęs statybų, kad per 2 dienas atsiranda danga ant stogo.
vis tiek dažniausiai, stogas, ten 150 kvadratų, 200 kvadratų, trunka keletą dienų, kol tu sudedi membraną, kol tu sugrebestuoji ir taip toliau. Tai, ta prasme, manau, kad 2-3 savaitės yra toksai labai minimalus periodas, kada jau stogas pradedamas dengti. Tai va, tai tada jau atsiranda ta rizika, kada UV gali pažeisti būtent, jeigu membrana yra logotipas ne virš ir tai yra daugias sluoksnė. Tai kiek laiko taivikų difuziniais plėvelės gali būti ant stogo neuždengtos? Beprotiškai geras klausimas. Mes leidžiam, kad taivikas būtų visiškai atviras, nesvarbu stogas, fasadas statybose, 4 mėnesius.